Sveiki visi, su jumis vėl ITZ Raktal. Mes tęsime toliau žaisti išlikimą per Metsapį per Metsapį. Sorry. Taigi, moliūgų trupučiuką čia radau dar, pakeliavau netoli čia. Taigi, aš susirašiau šį kartą, jau žinau, kur statysiu namą. Tai reikės medienos daugiau. Nepasirašiau. Na ja. Kaip čia dabar man užlipti? Aš čia apsipau visą dabar kelią parkūrinsiu. Taip, gerai pasigriausiu kodas pasidės blokų. Tada pasikelsiu. Netoli matau. Gerai, vieną blokelį pasikeliam. Ir va, mes ant kalno. Pagaliau rasime daugiau kaulo. Matote, aš visiškai neturiu maisto. Tik tai reikia pasikepinti tada. Aš gal geriau čia nešokinėsiu, nes tai visiškai jau. Vau, kokia graži vieta statyti namą. Pritarėt? O čia aš ir norėjau statyti namą. O va dabar kaip man nusileisti, tai aš nepagalvojau. Nu kažkaip. Taigi, tai pastatau furnysą, aš jau galvoju, kad nebeturiu crafting table. Taip, susikraftinam mes vieną furnysą. Neturiu daugiau nieko kito. Duosiu šituos blokus medieną. Jeigu yra trukdžiai, iš karto atsiprašau, praeitame video aš taip ir neišgirdau jokių, kai pasiklausiau video, tai visiškai bloga kokybė. Taip, laukiam, kol čia iškeps. Iškepę, viską išėmėm ir pavalom. Gerai, paliksim trupučiuką. Taip. Man reikia kastuvo. Taip. Ir 2 kastuvus susidarysiu dėl viso pikto, nes mes čia dabar lyginsim viską. Taigi, siųskite man fanmapus. Po šiuo video paliksiu savo gmailą. Kas neturi, tai parašykite į komentarus, tada jums duosiu Skype'ą. Būtinai juos pažaisiu, nufilmuosiu. Tai aišku, aš nedaug subscriberių. O čia mūsų ilgas darbas bus mums. Taigi, griaunam žemę. Taip. Tinkame vietą, kad aš čia pakeliavau trupučiuką. Dar, tai tinkame vietą tokią gražią radau. Mes, pavyzdžiui, negalėsime va taip, o turėsime apeidinėti. Bent jau čia galėsim tokį sutrumpinti. Čia toksai. Ir čia matyti vandenynus. Gerai. Mums kiek
Neypatingai daug medienos galiu pasakyti. Reikės paskui pasidaryti užlipimą ant šito kalno. Reikės vėliau dar vilnos. Pasidarysim kokį pavyzdžiui. Dvi aukšto lovą. Rašykite komentarus viską. Ko man čia norės pridėti. Ar modų, ar nereikia modų. Nes matėt. Jo. Lūžo, tai turim dar vieną. Labai gerai, kaip pasidariau du. Taip, pasižiūrėjau, koks čia ištarpas. Normalu, ideali vieta. Matysite, tenais viskas. Taip, taigi skraunam šitą. Tada šitą. Pasiimam medieną ir pradedam statyti. Kodėl aš žaidžiu su pliusiku, nes man tai patogiau yra iš tikrųjų. Jeigu jums trukdo, tai aš galiu jį patraukti, plus aš galiu, man tai patogiau yra, nes aš, pavyzdžiui, nenoriu ten statyti, man būtinai reikia pasisukti, o čia, pavyzdžiui, noriu pastatyti į priekį, turiu paspausti tenais. Į priekį, kad, žinai, tiesiog toks priekis ir galia kur savo spaudėlioja ir tau statosi. Gerai, to eisime medienos. Taip. Gerai, žinai, ten, trupučiuką pasistačiau. Dabar visą dirtą išleisime, kad tenais pasidaryti užlipimą. Turime daug. Ir galbūt ne per daug. Taip, jeigu... Taip. Aš tenais tokį... Ne čionais. Tokį čionais užlipimą padarysiu. Ne idealų, bet pabandysiu kuo gražiau pasistatyti. O tik nesakykit, kad vėl naktis. Come on. Gerai, einam lovą pasistatom. Jo, bet nepasiėmėm, aišku. Taip, pasistatom. Taigi jau. Dabar lauksim, gal dabar pagaliau. Taip. Tu aš sugrįšiu. Va, sugrįžau. Taip, sorry, kad tokie jau trukdžiai. Svarūs reikalai vyksta. Taip. Nu jo, aš pats protingiausias žmogus. Kodėl aš nepasidalau šiveliu? Reikės vėliau čionais. Taip. Atsargiai, kad nenukristume. Taip. Aišku, čionais gan pavojinga. Galima mirti, bet mes čionais turim spawn pointą, tai nieko baisaus čia mums neatsitiks.
Gerai, čia mes dabar tai padarysiu, kad kitą kartą čia mes nenukrisčiau. Tokius medelius. Va, sugrįžau, sorry, čia nes buvo atėjęs pas mane į brolis į kambarį. Jis čia nes bus, žiūrės, kaip aš lošiu. Taip, už karto obaliukas yra Vytė. Labas. Aš čia norėjau tave taip žiauriai užmušt, Vytė. Atsiprašau. Bent iš vieną Vytą. Tai sėkmingas aš. Tai aš prisikasiau dar čia nes medienos. Kaip kiek. Aha. Per kompiuterį tai geriau atrodo, bet aš būsiu gal be pumpkino. Taip, medienos. Ne. Tai statom toliau. Sorry, čia vadinasi užtrukdžius. Labai atsiprašau, nes čia brolis plis. Nes aš per telefoną žaidžiu ir filmuoju. Taigi šiandien dar išeisiu Grautopėlę lietuviškai. Trupučiuką čia mes apsitvarkom. Gerai. Taip. Sustatom. Viską. Susikraftinam čestą. Ir tvarkom inventorių. Nes aš tokį mainiką radau. Labai. Taip. Susidėsiu visus itemus. Tai šiandien dar išeis Grautopija lietuviškai. Iš karto. Nebus live streamų, nes nedarau aš jų. Kada nors pradėsiu. Taigi su jumis buvo Zaraktal. Nepamirškit subscribe, like, comment. Siųskite man fan mapus ir sėkmės!